Labą dieną, esu meistras Arūnas, atliksiu šiandien durų pritraukėjo stabdiklio montavimą. Montuojant pritraukėją reikia atkreipti dėmesį į durų plotį ir į kilogramus, kiek durys sveria varčia. Nes skirtingai nuo gamintojų vieni parduoda pritraukėjus nuo durų svorio, o kiti nuo pločio. Šiuo atveju durys yra lengvos. Sakysim, čia užteks pritraukėjo iki 40 kg. Automatiškai, jeigu durys sunkesnės, imam pritraukėjus stipresnius. Turim tokį pritraukėją. Montuojant pritraukėją reikia prisilaikyti instrukcijų. Nes jeigu sumontuosim negerai pritraukėją, pritraukėjas praranda 20, 30, gal ir 40% savo jėgos, automatiškai ir blogai susireguliuoja. Šiuo atveju pažiūrėsim instrukcijas, kaip jis montuojasi. Montavimo yra parodyti netgi 3 būdai. Tai yra atidarimas į vidų, į išorę. Ir 3 lygiagrečiai varčiai. Mes šiuo atveju montuosim pirmų būdų. Tai yra šitoje vietoje ant varčios ir alkūnė tvirtinsis į staktą. Tam darbui man atlikti reikės suktuko akumuliatorinio, medvaržčių, ruletės, pieštuko ir atsuktuvų komplektuko pareguliavimui. Žiūrim instrukciją ir pažiūrim, kas mums atitinka. Yra duoti išmatavimai pritraukėjo. Pritraukėjo tvirtinimai prie varčios. Šiuo atveju pirmi varžtai ir antri, tai sakysim, maždaug šioje vietoje reikia išlaikyti atstumą nuo lankstų centro iki varžtų. Jeigu mes pastatysim toliau arba arčiau, durys blogai užsidarinės. Šiuo atveju yra 100 mm nuo lankstų centro. Mėginsim atsižymėti. Pritraukėjas montuosis šitoje vietoje. Išpakuojame esamus varžtelius. Alkūnę.
Patikriname, į kurią pusę lankstosi alkūnė. Nes alkūnė turi eiti į priekį. Sakysim, šiuo atveju jinai eina į mane. Pritraukėją apverčiam. Alkūnė vaikšto. Tokioj padėty montuosim pritraukėją. Pritraukėją montuojant reikia tokiam aukštį, kad alkūnė praeitų virš varčios. Dabar prisuksiu ant tos atžymėtos mano linijos vienu varžtuku pritraukėją. Išstatom, kad būtų lygiai greičiai su varčia, kad nebūtų kreiva. Siaubas. Pritraukėjas yra prisuktas. Sumontuosim alkūnę. Alkūnė turi būti statmenai durims. Šita dalis yra reguliuojama, prasilgina pagal jums reikalingą ilgį. Alkūnės tvirtinimas prie staktos reikia irgi pažiūrėti mums brėžinuką. Čia yra žymėta C raidė, pažiūrėsim, kas tai yra, 205 mm. Pagal reikalavimus, būtent šito pritraukėjo bus nuo lanksto centro 25 cm iki pirmos kiaurėmės alkūnės tvirtinimo. Atfiksuojam alkūnę.
Alkūnės turi būti lygiagrečiai, kad nekabintų viena alkūnės dalis kitos, turi būti tarpas tarp. Ir prisukam. Negalima daryti palenkus, kaip sakyti, alkūnės, nes prarandama pritraukėja jėga ir funkcija viena prarandama, nes pritraukėjas yra iki 15% eigos ir daugiau. Spyruoklė 2 pozicijas turi reguliavimo. Jeigu jūs sumontuosi taip, tai prarandam vieną funkciją pritraukėjo. Jis turi būti vos įtemptas. Sakysim, labai nedaug. Susukam alkūnę. Patikrinsim, kaip durys susidaro. Atidarom durys ir paleidžiam. Dar norėčiau paminėti, kad pritraukėją galima, jeigu durys atsidaro į kitą pusę, galima pritraukėją montuoti iš kitos pusės ir parodysim gal kitą variantą. Čia matom pritraukėją sumontuotą kitų būdų. Pats pritraukėjas sumontuotas ant durų staktos, alkūnė primontuota prie varčios. Norėčiau paminėti, kad šitie pritraukėjai montuojami vidaus durims. Statant lauko durims pritraukėją, reikia atižvelgti, kad pritraukėjoje būtų antivėjinė funkcija, kuri esant dideliam vėjui neleidžia durų atplėšti per daug. Sakysim, 2 funkcijos pritraukėjo veikia iki šitos padėties. Nuo šitos padėties toliau atidarant suveikia 3 funkcija, kuri neleidžia vėjui išplėšti durų. Atvažiavom daryti durų pritraukėjo reguliavimo ir profilaktikos. Profilaktiką atliekam maždaug kas pusę metų. Lauko durims profilaktiką ir reguliavimą reikia atlikti priklausomai nuo oro sąlygų. Vėjuotą dieną automatiškai durys gali neužsidaryti nuo skersvėjų ir nuo vėjo, o po to, kai nurims vėjas, jos gali pradėti daužytis. Taip, kad čia priklauso nuo oro. Pritraukėjas po įtempimų ilgai negali stovėti, tai jeigu esant reikalui laikyti duris atidarytas ilgesnį laiką, pavyzdžiui, savaitę, patartina numontuoti alkūnę, o reikalui esant alkūnę vėl sumontuoti atgal. Norėjau paminėti dėl durų pritraukėjų parinkimo esamų durim. Kaip ir sakiau gal jau anksčiau, pritraukėjas parenkamas durim pagal jų svorį. Kuo lengvesnės durys, tuo silpnesnis pritraukėjas. Automatiškai šiuo atveju pas mus stovi 1,15 m pločio durys, stovi abloninis pritraukėjas, kuris, sakyčiau, gerai parinktas yra šitom durim būtent. Galima mėginti reguliavimą durų. Šiuo atveju mes turim porą durų šalimais. Ką darom atvažiavę iš pradžių? Atliekam vizualinę apžiūrą. Pritraukėjai yra hidrauliniai, reiškia su tepalu. Reikia pažiūrėti, ar nėra nutekėjimų tepalų. Šiuo atveju ant šito pritraukėjo liktai viskas sausa. Nuimam dangtelį, jis kaip ir švarus. Sakysim, pritraukėjas turėtų būti geras. Šalimais durys yra. Mes akivaizdžiai matom tepalo nutekėjimus. Durys dar kaip ir veikia, bet jau jam neilgai liko tarnauti, jį reikės keisti.
šitie pritraukėjai yra skirti būtent lauko durim. Yra 4 reguliavimo varžtai. Tai yra, vienas varžtas atlieka maždaug tos jėgos pritraukimą, antras pilną eigą. Galinis varžtas yra spiruoklės įtempimas. Būtent lauko sąlygom, kai esant vėjo ir taip toliau, mes įtempiam spiruoklę stipriau, jinai automatiškai ir stipriau duris uždaro. Nesant, kaip ir sakiau, vėjuotai dienai, šitą varžtą reikia atleisti ir duris užsidarys lengviau. Galim dabar pamėginti, kaip jos darosi ir pareguliuoti duris, jeigu reikalas yra. Mes ir žiūrim, šiaip jos kaip ir gražiai užsidaro, bet, pamėginsim vis tiek, kad tai pareguliuoti. Galinis varžtas būtent šitas yra spiruoklės įtempimas. Pagal laikrodžio rodyklę sukant, spiruoklė susispaudžia ir automatiškai sunkiau duris atsidaro. Yra 2 varžtai, kurie, pirmas ir antras, kurie atlieka, kaip ir sakiau, 15 ir 90 laipsnių kampą reguliuoja. O trečias varžtas yra reguliavimo. Tai yra lauko durim skirta funkcija, pritraukėjo antivėjinė funkcija, kuri neleidžia išlaužti vėjų durų. Atsidarius durim 90 laipsnių kampų, vėjui laužiant toliau, gali išlaužti pritraukėją. Ta funkcija neleidžia šitam įvykti. Šiuo atveju pas mus yra siena, tai kad jos ir negalime daugiau jas atidaryti. Bet mes jį galim reguliuoti. Šiuo atveju jis irgi užveržtas iki galo, matyt, kad nesidaužytų į sieną. Sureguliuojant reikia žiūrėti, kad nebūtų daužymosi. Šiuo atveju jos kaip ir nėra labai, kad daužytųsi. Galim pamėginti pasukti, kiek tai, pažiūrėsim, kas bus. Kaip matot, durys iš karto stoja. Biškį atleidžiam. Manyčiau, kad duris gal netgi ir geriau užsidaro. Švelniau ir nesidaužo. Manyčiau, kad tiek.